Vilnius Tech mechanikos fakultetas. Einam parodysiu. Aš duosiu klausimą, jūs visi vienu metu atsakot garsiai. Gerai. Įdomiausias dalykas čia studijuoti 1, 2, 3. Supratot? Prie kokio projekto dabar sėdi? Tai dabar aš čia turiu įsijungus savo animatroninę papūgą, kuri bus skirta daugiau vaikams turintiems autizmo spektro sutrikimą. Tai ši papūga padėtų vaikams su socializavimosi sunkumais. Papūga turi įvairius jutiklius, tad atpažįsta judesius, kalbą. Ar buvo sunku išmokti tokią programą naudotis? Šiaip buvo smagu, tai kažkaip to sunkumo nepajaučiau, bet jau nuo berods gal 1 ar 2 kurso jau pradėjom šitą mokytis, tai visai sklandžiai pavyko. Staklės. Daug staklių, ore netgi toks alyvos kvapas. Čia tiems, kas mėgsta krapštytis, kas mėgsta sukonstruoti kažką savo, tai turėtų labai labai patikti. Kas yra staklynas? Tai tokia vieta, kur studentai gali ateiti, ką nors pasigaminti. Turim įvairiausių staklių, visiems apdirbimo būdam praktiškai. Daugiausiai čia vyksta laboratoriniai darbai. Apdirbti detalę, tekinti, frezuoti, pjauti, galast viskas. Nuo pradžių iki galo. Išmokini po biškį prileidi, tada jiems ir įdomu jau pasidaro, kai patys pradeda krapštyti, o ne tik žiūriu. Ir gaunasi viskas. Nuo 1 iki 3 kurso daugiau darbų buvo komandinių, tačiau 4 kurse jau prasidėjo tokie individualūs darbai, kas man labiau patiko. Čia, kaip matome, eilinis studentas po sesijos. Tiesiog tokia savijauta būna dažniausiai. Teisingai, sakiau? Konkrečiai čia jūs randatės biomechanikos inžinerijos katedros vienoje iš laboratorijų ir būtent šitame kambaryje mes atliekame žmogaus dinamikos tyrimus, tai yra judesio matavimo laboratorija. Mokaisi matuoti tiksliai priemonę kažkokią susijusią su žmogaus kūno judesiu, tačiau ta informacija gali būti panaudota labai daug įvairiems ir smagiems dalykams, kad tarkim filmą net galima sukurti, jeigu norėtumėm. Ir mes galime labai tiksliai išmatuoti, kokie yra eisenos parametrai, tam, kad tas protezas būtų pritaikytas kuo kokybiškiau. Lygiai taip pat galime naudoti šitą laboratoriją to protezo tobulinimui, kūrimui, kad jisai būtų atitiktų kuo natūralesnį žmogaus eiseną, taip kaip žmogus yra įpratęs, pavyzdžiui, vaikščioti su sveika koja. Čia yra šešiakojis robotas, tai visa idėja buvo tiesiog panaudojant paprastus servomechanizmus, padaryti robotą, kuris galėtų vaikščioti ir lipti laiptais ir kitus dalykus daryti. Tai čia šitame kambaryje ir vyksta nemažai prototipavimo. Nebeištarsiu. Kiek mėnesių, kiek pusmečių, kiek semestrų ar metų reikia prasimokyti studijose, kad jau kažką konstruotum pats, kaip greitai tai vyksta? Jeigu ateini visiškai be jokių žinių, tai sakyčiau 3 metų reikia. Bet jeigu esi žingeidus, tai gali ir per 1 metų ir kartais netgi per metus žmonės ateina, išmoksta ir pradeda daryti projektus. Gaminam su Suomiu Helsinki esančiu universitetu išminavimo droną. Tai ne tik realiai mechanikai ir kaip sakyt, gamybos įrangą užsiemam, bet ir taip pat aerokosmoso kai kuriais projektukais. Po 3 metais mechanikos inžinerijoje atsiranda specializacijos. Tai specializacijos būtent jau yra susijusios, ką nori labiau daryti. Tai yra aplinkosauga, alternatyvūs energijos šaltiniai ir mašinų projektavimas ir gamyba. Studentai turi savo spinteles, kaip iš amerikietiškų filmų. Aš, kai studijavau, mano laikais nebuvo tokių dalykų. Labai labai seniai, prieš 100 metų. Tai čia naujas pastatas. Aš čia nestudijavau ir pati nestudijavau. Ne. Tai šitas pastatas pradėjo veikti prieš 3 metus, tik tai viską savom rankom perkeldinėjom ir darėm, kad būtų dabar patrauklus studentam. Jeigu kažkas jau galbūt yra bandęs dirbti staklėmis arba žino, kad jam tai tikrai įdomu, tai kokią specialybę turėtų rinktis, kad kuo daugiau laiko čia praleistų? Mechaninių sistemų projektavimą. Tai yra 3-2 kurse kaip ir atplaiša nuo mechanikos inžinerijos specialybės. Daugiausia pas mus tokie yra, kur mėgsta viską daryti savo rankom, yra nagingi, kaip sakoma, ir jiem patinka kokį nors užduotį su jie susidoroti. Pavyzdžiui, kad ir garaže prie automobilio krapštytis. Prolikatobatonas? Kas maišosi čia? Polikaprolaktonas. Kas iš to? Sintetinė medžiaga, bet biosuderinama, mechaniškai turi geras savybės, turi daug panaudojimų. Daug reikėjo kalti studijuojant? Kalt? Ne. Suprast reikia tikrai taip, bet viską yra įmanoma išmokti. Čia yra šiaip logistikoje naudojamas robotas, bet dabar jisai nuskanavo mano kojas, jie seka ir eina iš paskos. Aha, čia irgi jutikliai. Štai jų pusių.
Tai šitoj laboratorijoje, čia turim pramoninės robotikos laboratoriją, tai studentai mokosi su įvairiais pramoniniais robotais, juos programuoti, valdyti, dėkti ir turim, kaip matote, skirtingų tų robotų gamintojų, tai studentas susipažįsta su įvairiais robotais, nes kiekvienas gamintojas pateikia savo tą struktūrą, savo tą programavimą, kaip C kalba, Pythono kalba, tai robotikoje tas pats yra tų niuansų ir studentai mokosi praktiškai gyvendinti tos dalykus. Čia užsuka mechatronikos robotikos, taip pat taikomo dirbtinio intelekto studentai, ir magistrantai, kurie jau pasirinkę būtent šią pakraipą studijuoti. Nebijoti išardyti, nebijoti sugadinti, nes būtent mes mokomės ir išardyti, surinkti to pačiu ir sutaisyti. Visas tai yra procesas, kūrybiškumo procesas. Kokio nusiteikimo reikia norint čia studijuoti? Šiaip kas juokingiausia, tai yra tingėjimo, nes kuo labiau žmogus tingi, tuo labiau jis yra kūrybiškesnis, labiau nori kažką padaryti taip, kad jam būtų patogu. Aš jau čia stoju iškart. Tai tingėjimo vaizduotės. Reikia turėti labai aiškę vaizduotę, suprasti, ką tu nori padaryti. Taip pat nebijoti iššūkių, nebijoti matyti kitaip dalykus.